Jo, taip įsivažiavom apie kaip gyventi sąmoningai, kaip gyventi be valios palaužiamų dalykų, žinai, be alkoholio, be narkotikų, be cigarečių ir taip toliau, be tokių visokių dalykų, žinai. Dar vienas dalykas, kas padeda, yra daug, žinai, niuansų, yra keletas niuansų, kurie padeda, svarbiausius, kaip aš ir pasakoju, žinai. O kitas toksai vienas dalykas yra maistas, žinai, labai padeda. Labai padeda kūnui atsistatyti, žinai, atstatyti jungtis, žinai, fiziniam kūne, žinai, galvoje jungtis, smegenyse jungtis, žinai, pagerina viso kūno veiklą, nes mes lietuviai, žinai, tokį sunkų maistą valgom, žinai, labai ilgai. Ir kas labai padeda, pavyzdžiui, jeigu ten sunku yra kažkam, tai, žinai, tenai alkoholį pavartoji, žinai, cigarečių daug rūkai, tenai, ar ten tas maistas per sunku, žinai, ar ten paskauda kažkas, tai koks pilvas, ar kas, žinai, ar blogos mintis kamuoja, ar kažkas tokio panašaus, bendrai, taip, žinai, bendrai. Patarčiau, jeigu man tai būtų, žinai, aš tai padaryčiau, žinai, kokį porą dienų, nors dieną, nors 2 dienas, nors savaitę, nors kažkiek tai, žinai, nors vieną kartą į dieną, žinai, nors vieną dieną, suvalgyti daug vaisių, žinai, pavyzdžiui, kokis kilogramą iš karto obuolių, žinai, pavyzdžiui, visą tą melioną, pavyzdžiui, žinai, visą. Arba pusę didelio arbūzo, arba visą mažą arbūzą, žinai. Taip, iš karto, žinai. Nesvarbu, kokių vaisių, žinai, nesvarbu, bet taisyklė su vaisiais yra, kad jie būtų saldus ir skanus. O visą kitą tai neįmanoma valgyti čia. Jeigu jie rūgštus ir neskanus, tai bus dar blogiau. Tai va, pavyzdžiui, kai bus laisva minutė, žinai, ar tenai šeštadienį, sekmadienį, ar kažkaip tai, žinai, ir taip kokį kilogramą obuolių iš karto, žinai, kokį didelį melioną iš karto, žinai, iš karto visą taip suvalgyk, žinai. Arba, pavyzdžiui, kokias 3 citrinas įsispausk, žinai, į pusę litro vandens, arba 4, arba 5, žinai, ir taip, 5 gal nepadaugai, žinai, gal biški taip supurtis tave, žinai, tai va, ir tokie paprasti dalykai, žinai, mes labai atšokę esam nuo to ir, žinai, kažkaip tai, tokius blogus vaisius augina, žinai, parduotuvėse pardavinėja ir mes nežinom, žinai, mes nesuprantam, mes valgom savo duoną, žinai, su sūriu ir viskas. Ir pripratę, žinai, mumis pripratino, žinai. Tai va, tokie dalykai, pavyzdžiui, jeigu tenai paimi ir suvalgai, taip, žinai, litrą, arba sulčių, žinai, gerų tenai, kur ne iš butelių tenai, kur masinė prekyba, žinai, ne iš tų tetrapakų, bet kur vyrukai spaudžia, žinai, tos cukraniukais, kur yra, žinai, paragauk, jeigu saldžio, žinai, iškart kokį litrą, žinai, iš karto kokį litrą, žinai, jeigu sunki diena yra, žinai, o tokie dalykai padeda, žinai, tam kūnui biškį taip atsigauti, atsistatyti, nes pakelia energiją, žinai, mūsų kūno, tokie, taip atsistato tas kūnas biškutį. Kodėl ligoninėse, pavyzdžiui, bent jau anksčiau, dabar aš nežinau, kaip aš jau nuo 12 metų, nuo 12 metų jau aš pas daktarų nebuvau, vaistų nevartoju, tai dabar nežinau, kaip yra, bet anksčiau, kai būdavo, pavyzdžiui, susirga kas nors, iškart į Palangą, pasivaikščioti į mišką, langus atsidaryti, vaisių valgyti, žinai, vaisių giminė atveža. Aš ir gulėjau ligoninėje, kai mažas buvau, ir draugam, kurie gulėjo ligoninėje, esu nešęs apelsinų, žinai. Kodėl ligoninėse taip yra, žinai, neša vaisius, ramiai guli, ilsiesi, žinai, vaisių pavalgai. Aš nežinau, ką ten duoda ligoniniai valgyti, žinai, bet toks bendras, žinai, ligoniai guli, vaisių atneša pavalgyti, žinai, ramiai giminė prineša vaisių, žinai. Kodėl taip yra? Dėl to, kad yra prasmė. Tai va, pavyzdžiui,
taip jeigu blogos dienos, bloga diena ar kažkas tokio, žinai, daug vaisių, taip iš karto, žinai, kokį kilogramą, pusę kilogramo, paskui už kokias valandas praėjo, vėl kokį kilogramą, žinai, taip iš karto. Gali biškai kūnas, žinai, gali biškai pilvą papūsti ar kažkas tokio, žinai, gali paviduriuoti, žinai, vėliau, žinai, nieko tokio, čia toksai, žinai, jeigu 20-35 metų valgiai, žinai, vien duoną su sūriu, nu, tai ir kiaušinius ir grietinę, nu, tai, žinai, yra toksai užkietėjęs tenai, žiauriai visas toksai, visas kūnas toksai sukietėjęs, žinai, jis yra. Tai gali biškai papurtyti po tokių, žinai, po tokių melionų, vaisių ar apelsinų, ar sulčių, žinai, ar citrinos su vandeniu, žinai, ar kažkas tokio. Tai gali biškai papurtyti, bet kitas iki vėl, ir taip ypač galvai, ypač smegenim jie labai gerai, žinai, ypač taip sujungia tuos mūsų smegenų neuronus. Ir geriau galva veikia. Tai va, tikiuosi, kad kietas patarimas ir pasimatysim, spausim mygtukus visus, persius draugui, nesidrovėk, aš nesikandžiu, būk drąsus ir pasimatysim vėliau. Iki, čiau.